Taip. Tai apie ką daryti filmą? Viską turim, viską galim, bet apie ką daryti filmą? Papasakosiu jums savo tokį paskutinių savaičių įspūdį. Visą gyvenimą maniau, kad gerai šoku. Ir čia visai neseniai žmona man sako, einam lankyti šokių pamokas. Nu, tai dabar populiaru po visų šitų šokių 10-ukų, kurgi čia atsilaikysi žmogus prieš tokį spaudimą. Gerai, nuėjom, jau buvau 4 pamokose ir dabar žinau, kad šokti visai nemoku. Tai tikiuosi, kad jums taip neatsitiks, jeigu jūs imsite mokytis scenarijaus rašymo ir gilintis kažkokias tai paslaptis, nes dabar esu tikras, jūs pasakojate istorijas vieni kitiems, draugams, pažįstamiems po keliasdešimt istorijų per dieną, bet kai pradėsite galvoti apie tai, kad tą istoriją perkelti į scenarijus, taiga paaiškės, kad tų istorijų vis mažiau ir kol galiausiai neliks nei vienos istorijos jūsų gyvenime. Nei per dieną, nei per 2, nei per visą gyvenimą neliks istorijų, kurias verta papasakoti. Ta mano trumpą įspūdį, kurį aš pasakiau, ar mes galime išversti kino kalbą? Žinoma, kad galim. Įsivaizduokim, pavyzdžiui, vėlgi aš jums patarsiu, jeigu pradėsite rašyti savo scenarius, jeigu tai bus pirmi, jeigu dar kas nerašėt scenarijų ir pradėsite rašyti savo scenarius, tai net jos nebūtina rašyti tekstais. Galite iš karto piešti kaip komiksą, ar ten, sakykime, tai vadinama toliau, reiškia, jau kadruotė, kada jau režisierius ruošiasi filmavimo ir ne kadruotė, jisai paišosi. Tai jūs galite jau savo iš karto tokius scenarius pieštis. Tas labai palengvina. Kodėl? Todėl, kad kinas kalba vaizdais. Jeigu jūs rasite vaizdą, kurią norite pasakyti tą sakinį, jūs jau turėsite sceną, ten liks toliau tik tai judėjimas toje scenoje ir viskas, jūs jau turėsite scenarijų. Tai sakykim, šitoj mano trumpoji istorijai, koks turėtų būti pirmas kadras? Aš reiškia pasakiau, kad visą gyvenimą maniau, kad moku šokti. Kokiais vaizdais mes tą parodytume? Štai yra herojus mūsų ir mes piešiam komiksą. Kaip parodyti, kad veikėjas moka šokti? Nu, vienas piešinėlis, jisai šoka, sakykime, vidury ratelio visi aplinkui ploja, ar ne? Ten kitas piešinėlis, kai būna mokyklai prasideda šokiai, vienoje pusėje, nežinau, gal dabar nebe taip, mano laikais tai būdavo, vienoje pusėje vaikinai sėdi, kitoje pusėje merginos sėdi, per vidurį ansamblis ant scenos groja ir kokią pusę valandos niekas neina šokti. Dar pusę valandos niekas neina šokti. Tada vienas drąsiausias įsidrasina, varo per visą salę, nueina, galima, jam sako, ne, negalima, jis eina atgal. Nu tai įsivaizduokim, galim ir tokį piešinėlį nupiešti, kad čia sėdi reiškia salė, vaikinai, merginos, per vidurį herojus mūsų šoka su 2 merginom. Vienas, arba ratelis merginų ir jisai šoka tarp jų, ar ne? Nu gali būti dar trečias piešinėlis, baras, jisai šoka ant baro, ne, aplink irgi ten visi ploja. Jau mes turim 3 vaizdus, kurie tarsi tikrai mums pasako, kad nu šitas jau veikėjas tikrai moka, gali šokti. Toliau turbūt mano pasakojime buvo kas? Šokių pamoka, ar ne? Ateina įvykis. Mes tą turim turbūt kažkaip tai įnešti. Nu, tai kas bus turbūt piešinėlyje? Jeigu kad nereiktų kalbos, nes žmona, jeigu ateina ir kalba, tai jau prasideda dialogas, kuris mums iš karto kerta... Nu taip, turbūt, kad paprasčiausias pirmas ateina toks vaizdas, stovim prie skelbimo, kur kviečiama ten šokti, ar ne, ar kviečiama, gali būti tas skelbimas su kokiu tai piešiniu, kur mums bus iš karto aišku, kad tai šokių mokykla, ar ne, vienas žodis ten mokykla ar šokių galėtų būti, ten kuo mažiau žodžių, to geriau. Jeigu jau čia sustojom apie tekstą, kodėl aš siūlau neleisti žmonai kalbėti? Nu čia turiu galvoj ne gyvenime, turiu galvoj kine. Jeigu jūs pradėsite daryti savo pirmosius filmukus, iš visų jėgų stenkitės, kad tai būtų filmai be teksto. Kodėl? Vaizdas, net iš telefono, dideliame ekrane, jūsų niekada neužmuš. Tegul jis būna koks nori nekokybiškas, kažkokius šešėlius matysim ir mes galėsim jį žiūrėti. Jeigu tik jūs išleisite garsą, su buitiniam kamerom yra šitas garsas, jūs patys žinot, kas tai yra. Tai yra aplinkui dūzgesys, užesys ir kažkokie neaiškus kalbėsiai, iš kurių nieko nesuprasi, ką kalba, kas ten sakoma, išgirsti suprasti neįmanoma. Ir lenda tas buitinis garsas, kuris iš karto geriausią vaizdą, jūs taigi tobuliausią vaizdą uždėkite šitokį garsą ir jūs neturite filmo, jūs neturite malonumo žiūrėti. Jūs turėkite prasčiausią vaizdą, bet uždėkite kokybišką garsą. Ir jūs galėsite žiūrėti ir jausitės, kad žiūrite kokybišką gerą kiną. Yra tokie patarimai, sako, jeigu jūs darote tie tokie savaitgalių filmai, susirenkam su draugais, ar ne savaitgaliai, susirinkom su draugais, kažkas filmuoja, kažkas vaidina ir darom filmuką. Nu, jeigu jau būtinas yra tekstas, tada sakoma, ir jeigu turi bent kiek pinigų, tai neskirk pinigų niekam, nei aktoriams, nei operatoriui, nei scenaristui, vis susikalbėk, kad jie dirbtų iš entuziazmo, bet tuos pinigus nepagailėk skirti profesionaliam garsui, garsininkui.
patys jeigu su to kas nors susidūrėte, tai žinote, ką tai reiškia. Žinote, kad aš nemeluoju. Kas žino, kad aš nemeluoju? Nu, kas bandė žino, kad tai... O kažkas gal net ir galvojate, na kodėl, ko trūksta, vat supraskite tą dalyką. Nuimkite garsą, bet paskui pakeiskite muziką ar kažkokius tai garsus sudėkite, kad tai būtų kaip kine ir turėsite visai pakenčiamą, visai žiūrimą produktą. Taigi, mes ateinam, grįžtam prie mano tos šokių istorijos, mes matom jau 3 scenelės, kur žmogus šoka, tikrai gerai šoka, mes turime įvykį. Šiuo atveju sutarėm, kad rodysim ne per tekstą, o rodysim per plakatą. Ar, nežinau, ten eina pro šalį, gal vyksta kažkoks tai renginys, prezentacija, tu šokio mokyklos, jie gatvėje šoka ir kviečia ateiti. Maža ką. Surasim, sugalvosim, kaip tas būtų. Ir net toks net įspūdingiau filme mūsų būtų. Bet vienaip ar kitaip ateina įvykis, ar ne? Šitą žodį mes turim savo įkalti galvą. Dar šiandien kalbėsime ne vieną kartą apie įvykį. Vyko gyvenimas viena vaga ir bumt. Ateina kažkas, kas pakeičia gyvenimą. Kas nukreipia mūsų veikėją, mūsų herojų truputį kitą linkme, ar ne? Va tą irgi savo vaizdžiai įsidėkite į galvą, kas yra įvykis, kada veikėjas juda viena kryptimi ir ar kliūtis iškyla, ar kažkokia tai jėga, įsivaizduokite kaip norite, bet jis yra pasukamas kitų kampų. Ėjo veikėjas, kuris galvoja, kad jis moka šokti, jisai ir šoko, ir jam į šokių mokyklą. To jis niekada nedarė, to jam niekada nereikėjo. Pasuka į šokių mokyklą. Toliau ką mes turim tada šokių mokykloje? Vėl turbūt serija paveikslėlių, kuriuose, ką matysim? Kaip jisai staiga mato save veidrodyje, kad netoks jis tiesus, kaip įsivaizduoja, kad tie žingsneliai netokie jau gražus, kaip įsivaizduoja, kad netoks jau jaunas, kaip įsivaizduoja, nes aplinkui žymiai jaunesni šoka, o tu visą laiką turi į save tame veidrodyje žiūrėti, reiškia. Nu ir turbūt paskutinis iš tų 3 paveikslėlių bus, kaip jisai kliūna ir griūna netgi, ar ne? Jeigu ypač tokį, vėlgi čia jau žanro klausimas, ką mes norim, ar dramą daryti, jeigu drama, tai jis ant verks turbūt kampelėje, jeigu komedija, tai jisai krenta ir dar kažkas liūstra ant jo krenta, turbūt nesutrenkim, ar ne, kad būtų tikrai jau juokinga. Ir tada kokį dar mes turim turėti paveikslėlį? Nes dabar sakau, ir dabar aš jau suprantu, kad nieko nemoku, ar ne? Gyvenime to nebuvo, bet jeigu aš imu jau tą istoriją ir noriu ją išvinioti, kad tai būtų tam tikra istorija, tai šitas mano pasakymas paskutinis, ar ne, tas mano tam tikras supratimas, aš turiu tada sugalvoti, prigalvoti kažkokią tai sceną, kurios gyvenime nebuvo. Nes šokęs aš tikrai esu vienur, kitur, trečiur ir tikrai lyg tai atrodydavo, kad viskas gerai. Šokių mokyklai, nu, griūti negriuvau, bet, sakykime, tikrai kliuvau, strigau, nesisuka ten ta ranka ir koja taip, kaip reikia. Tokio varianto, kad neįčiau šokti, dar nebuvo, bet, sakykime, mes tada piešiam paskutinį tą piešinį, ar ne? Žmona dairo, čia vyksta šokiai antram plane, čia pirmam plane stovi žmona dairosi, kurgi aš noriu eiti šokti, o aš ten už barą užlindęs, alaus bokalą apsikabinęs, reiškia, ir jau manęs neras, neįsiu šokti, ar ne? Štai turim istoriją, kuris ką mums sako? Jeigu aš taip galvočiau, ar ne, aš galėčiau sakyti, ne visko gyvenime reikia mokytis, ar ne? Yra dalykų, kur mokslas tik tai tave sukausto ir uždaro. Bet tada aš galvoju, ar aš iš tikrųjų taip galvoju gyvenime. O jeigu aš pakeisiu pabaigą, juk, sakykime, vėlgi, tai šitą istoriją pasakoja apie vienokį veikėją, ne, kuris pasislėpė, susidūrė su liūtim, pasislėpė ir tupi. Jeigu aš padarysiu kitokią pabaigą, aš padarysiu veikėją, jisai va ten šoka, paskutinis paveikslėlis, jisai nugriuvo, dar vienas paveikslėlis, jisai trenkia durimis šokių mokyklos ir kitas vėl jisai šoka. Kažkokioj tai ten, nežinau, bare, tarp draugų, vėl šoka kaip moka. Ką tada istorija sakys? Nu, kažkokį tokį, kad ar ne, reiškia, neimkim į plaučius, kad kaip moku, taip šoku, gyventi reikia, kaip moku, taip šoku, ar ne? Kaip matot, pabaiga, jau mes turime, vėlgi turim 3 dalis, jau mes artėjom prie siužeto. Turim tam tikrą ekspozicinę dalį, turim vidurinę dalį ir turim 3 dalį, pabaigą, kuri yra tam tikra, reiškia, filosofija, kuri išveda mus į idėją, į filosofiją, į tai, ką mes norim pasakyti. 3 dalis, pabaiga, yra tai, kas atskleidžia autoriaus požiūrį į temą, tai, kas išsako autoriaus filosofiją, požiūrį į gyvenimą.